Klausdami patarimo, kokį langą išsirinkti, žmonės dažniausiai renkasi iš dviejų variantų – medinių ir plastikinių. Aliuminio profilio langai lieka nepaminėti. Renkantis langus, žmonės pradžiai dažnai užduoda klausimą, kokią medžiagą rinktis. Aliuminį, medį, plastiką ir aliuminį daug kas atsisako, bijodami nežinomybės. Bet visų pirma, tai yra dalis projektų, kur negalima mes be jo išsiversti. Tai yra pakrančių zonos, baseinai, pirtis, senamiestis, agresyvi aplinka, reikalavimai, degalinės, parduotuvės, ofisų pastatai. Tai ten praktiškai tik aliuminis tinka naudoti. Bet turiu gerų naujienų ir paprastam vartotojui, privačiam žmogui, kadangi šiais laikais architektūra keičiasi labai staigiai. Tai su aliuminiu mes tai galim labai greit reaguoti ir turim bene didžiausią pasirinkimo spektrą variantų. Tai gali padaryti ir su siaurais profiliais, su plačiais, su paslėptom varčiom. Čia daug galim išpasakoti, bet tiek variantų yra, kad kitom sistemom yra sunku prilygti. Kitas dalykas yra spalva. Šiuo atveju, lyginant su plastikiniais langais, dažnai užsakovas būna apribotas keliose spalvose. Aliuminė gali rinktis iš kokių 500-600 spalvų ir nuo to kaina praktiškai nesikeičia. Be to galima padaryti langus su paslėpta varčia, jeigu iš karto parodysiu. Tai yra, kai atidaromas langas, o uždarius kaip ir nėra varčios. Yra labai fainas dalykas. Be to tikrai reikia atsižvelgti į statikos reikalavimus. Pavyzdžiui, norim didelių langų. Vėlgi, tikrai ne visi langų tipai tai gali leisti. O su aliuminiu mes tai galim padaryti, nes jis yra daug tvirtesnė medžiaga. Ja netgi galima praarmuoti viduje, galima profilį pagilinti ir išgauti tikrai didelius plokštumas, ko dažnai neleidžia kitos sistemos. Ir kita vertus, galima iš aliuminio padaryti praktiškai bet ką. Tai yra langas, durys, visi suprantam, bet toliau pradėkim žiūrėti slankiojančios durys, fasadinės sistemos, stoginės sistemos, stoglangiai, žiemos sodai. Yra begalė variantų praktiškai nuo A iki Z. Profilių sistemoms gaminti naudojama žaliava nėra įprastas statybinis aliuminis, kuris gali oksiduotis. Naudojamas specialus lydinys, skirtas būtent langų sistemoms. Nusprendus langus daryti iš aliuminio, vėlgi aliuminija yra begalė profilių ir su skirtingais pločiais. Ta patį langą galim padaryti maždaug 50 skirtingų variantų. Tai vienas iš tų yra, kokio storio bus profilis. Bet žiūrėkit, paimkim ploną ir paimkim storą. Čia apdailą uždedam viskas, nebėra vietos vyriui. Čia uždėjom, prašau, vietą vyriui. Labai paprastas pamastymas, ne? Bet jeigu nueina užsakovas taupumo variantus, įrenka tokius, gamintojas pagamina, atveža į aikštelę problemą. Taip, kad geriau pasižiūrėti šitą iš anksto. Ok, sako užsakovas, nežinau tų dalykų, niuansų, bet tai yra sistemų tiekėjai, gali susisiekti su tiekėju, paklausti. Duosim rekomendacijas nemokamai, viskas tvarkoja. Kitas variantas vėlgi, tam tikriem langam, kurie yra dideli, yra reikalingi statiniai skaičiavimai. Ar tai teisingai padaryta? Ar iš viso tai kas nors skaičiavo? Tai yra daro kiekviena normali langų skaičiavimo programa. Taip, kad tiesiog paprašykit, kad tai būtų pateikta. Kitas variantas vėlgi sako, duok man sertifikatą, kuris atitinka ten tai ir tai. Sertifikatas iš tikrųjų yra paveiksliukas. Siūlyčiau prašyti testų raportų, bandymų protokolų, kuriuose būna nurodoma konkrečiai bandymų laboratorijose, kokie yra rodikliai ir parametrai tų sistemų. Vėlgi tai padeda atsirinkti. Lyginant, pavyzdžiui, medžio, plastiko ir aliuminio sistemas, pirmiausia reiktų atkreipti dėmesį į komplektaciją ir lyginti identiškus produktus. Tuomet paaiškėja, jeigu stiklinamas plokštumos yra didelės, tai plastiko ir aliuminio sistemų kaina beveik nesiskiria. Brangesnės lieka tik medžio sistemos. Tai kodėl nepasirinkus aliuminio? Daugelis užsakovų orientuojasi į kainą. Kaina. Ir tuo momentu į nieką kitą nežiūrima, ne? Bet sakykime, kad ir kokie būtų auksiniai profiliai, į vidų yra begalė komplektuojančių detalių, kurias galima sudėti nusipirkus bet kur. Aš kalbu apie spyną, vyrį, širdelę, rozetę, ten dar kokie nors. Yra tikrai daug komponentų. Dabar, ar tie komponentai sisteminiai? Niekas nežino.
Gauna užsakovas gatavą langą ir kaip jam ir neaktualu. Tai galiu tiek pasakyti, kad net pačius geriausius profilius galim sugadinti su pigiais aksesuarais. Įsivaizduokit, pasidarot normalias, rimtas įėjimų duris, o ten įdeda kokią nors spinelę, kurios garantija yra ten 6 mėnesiai. Triokšt ir viskas, arba stringa, arba nesirakinėja. Tikrai mačiau ir ne vieną atvejį ir ne du, kai tokie dalykai daro. Tai vėlgi siūlyčiau tiesiog susisiekti su sistemos tiekėjais, kad būtent jie pasakytų, kad vat šitas toks daiktas, šitas toks daiktas, šitam tokia garantija, šitam tokia garantija. Yra begalė variantų, reikia tik įsirinkti. Rinkoje yra nusistovėjęs toksai stereotipas, kad lango parametrus šilumą matuoja kamerų skaičiais, storiais profilio, tai aliuminiui nelabai galioja. Galioja jam visai kiti dalykai. Visa šiluma aliuminio slypi va šituose izoliatoriuose. Ir dabar, jeigu akivaizdžiai sudėtume va tas dvi sistemas, šitą ir šitą, matosi, kad šitą yra siauresnė, tačiau jinai yra šiltesnė negu šita. Viskas slypi šitos izoliatoriuose. Teiraukitės pas tiekėjus, ką jie turi ir ką jie gali. Čia matote 4 langų pjūvius. Visi jie yra šilti, visi yra su tokiam pačiom kamerom. Tačiau, kaip matote, vienaip atrodo šitas ir kitaip atrodo šitas. Taip kad jums tiesiog reikia išsirinkti, kas tinka jūsų būstui. Greitai pasikeis reikalavimai. Nuo 16 metų bus reikalavima visiems namams A klasė, o nuo 18 metų, 2018 metų, bus reikalavima A+ klasė. Aišku, galim statyti ir paprastesnius, tačiau vis tiek norisi atsiremti į normatyvus. Ir A klasę mes lengvai galim pasiekti štai su tokio profilio langais. Su juo reikalavimas yra vienetas, su šito langu galim pasiekti iki 0,9. Su šituo langu galim pasiekti jau nuo 0,8 reikalavimą, kai reikalavimas bus 0,85. Tai mes jau šiandien rinkai siūlome tokius langus, kokių reikės dar už kelių metų. Ir tiesiog užsakovui siūlau pasidomėti, ar jis tą namą planuoja daryti kaip investiciją, kaip ateities kartom, ar tik tai tam kartui.